Labas vakaras. Pratęsiu savo mintis. Trumpi pasakojimai apie karą biškį atsideda. Taip susiklostė gyvenime, kad man teko pakeisti savo dabartinį gyvenimo būdą ir aš iššokau iš to burbulo, kuriame gyvenau paskutinius 5 metus, ir šitą visą laiką kare. Aš susidūriau su žmonėm, kuriem neįdomus karas Ukrainoje, kurie pastoviai verkia dėl savo buitinių problemų, kurie nesidomi politika, kurie nežino, kas vyksta aplinkui ir kuriam aplamai įdomu tik tai, ką jie šiandien pavalgys pietum ar vakarieniai. Iš principo tai yra normalus dalykas, kad žmonės rūpinasi savimi. Bet kodėl aš bandau rašyti šitą video? Tuo ateina Seimo rinkimai, artėja spalio 13. Ir Lietuvoje susiklostė tokia situacija, kad prie valdžios bando veržtis 3 jėgos. Buvusio Seimo nario Žemelio, Nemuno banga, pasakysiu ne pono, o piliečio Vaitkaus, kažkokia tai partija, kurią jis nusigvelbė nuo ponios Prunskienės. Žmogus ligonis, ką padarysim? Prunskienė. Ir taikos koalicija vedama vienu iš šios lyderio Valdo Tutkaus. Visos šios 3 jėgos yra grėsmė Lietuvos saugumui, ypatingai pono Vaitkaus. Ponas Vaitkus oficialiai deklaruoja, ne vieną kartą jau per savo debatus ir programą rašo, kad jeigu jo partinė jėga laimės rinkimus, arba jis sudarys su kažkokia tai koalicija su kažko, jisai sieks, kad Lietuva denonsuotų NATO susitarimą. Tai yra didžiulė grėsmė Lietuvai. Ponas Vaitkus propaguoja, agituoja už išstojimą iš NATO. Nežinau, ar teisiškai galima jį apkaltinti tom, kad jisai gali privesti Lietuvą prie to, kad mūsų užpultų jo atėjimo valdžios atveju mums priešiška valstybė. Manau, to turėtų užsiimti prokuratūra ir vyriausia rinkimų komisija. Antra jėga, taip vadinamieji taikos balandžiai, su Tutkum prieš akį, kurie deklaruoja, kad jie yra už Lietuvą, kad jie yra už tai, kad taksi šnekėtų lietuviškai, kad būtų mažiau migrantų, kurie atiminėja Lietuvos piliečių darbo vietas, kad būtų viskas sąžiningai. Jų kalbos yra visos labai gražios, bet tik kalbos. Todėl, kad pagrindinis jų motyvas yra vienas – priversti Ukrainą sėsti prie derybų stalo su Rusija. Ne taika Ukrainos sąlygom ir normalaus pasaulio sąlygom, kuri įmanoma tik tai tada, kai jeigu Rusija išveš savo kariuomenę iš Ukrainos. Karas gali baigtis fiziškai per minutę. Praktiškai reikėtų laiko, kad rusų kariuomenė pasitrauktų iš Ukrainos teritorijos. Tai gali priimti sprendimą Rusijos federacijos vadovybė. Ponas Tutkus apie tai nešneka. Ponas Tutkus šneka apie derybas. Jis aiškina, kad ukrainiečiai turi derėtis. Jo partijos nariai aiškina, kad ukrainiečiai turi derėtis su žmonėm, kurie atėjo juos nužudyti. Ponas Tutkus nori, kad Ukraina pralaimėtų. Atiduotų savo žemes, atiduotų savo demokratiją ir laisvę, už kurią jau pralieta tiek kraujo. Ponas Tutkus nesupranta, kad žemė yra ta vertybė ir tas lopinėlis, ant kurio gyvena ukrainiečių tauta, kaip ir lietuviai gyvena Lietuvoje. Ponas Tutkus visą laiką kreipiasi į savo raštuose brangus tautiečiai. Bet man atrodo, kad jis taip ir pasiliko tarybinės kariuomenės karininku, kuris nesupranta, kad brangiausia žmonėm yra žemė, ant kurios jie gyvena.
kad tik tai jie gali palikti savo vaikam, anūkam, proanūkiam. Šito jo partija ir jo žmonės nesupranta. Ponas Tutkus pastoviai kalba, iš kažkur tai paėmęs, kad karas vyks iki paskutinio ukrainiečio. Tai ne, karas vyks iki tol, kol mes jį laimėsime ir kol Ukraina bus išlaisvinta. Tai yra užmaskuotas Rusijos federacijos agentas. Kuo toliau aš jį seku ir klausau, ką jis kalba, tuo labiau aš tai pradedu suprasti. Anksčiau aš naiviai tikėjausi, kad žmogus tiesiog nori pasidaryti Seimo nariu, turėti mandatą, turėti algą ir eik atnešti. Ir daugiau nieko neveikti. Bet visa jo retorika, pono Durovo palaikymas, kalbėjimas apie tai, kad prancūzai gniaužia laisvės žodį, tai yra 1:1 apie tai, ką kalba Maskva. Tai tiek apie taikos koaliciją. Ponas Žemelis. Ponas Žemelis yra gerai išprūsęs, geras oratorius, mokantis gerai pašnekėti ir save paduoti. Ir tai mane baugina iš tikrųjų. Nes ponas Žemelis subūrė partiją, su kuria jis į Seimą, bet jo antisemitiniai, antivalstybiniai pasisakymai mane baugina. Su kuo jis ponas Žemelis į koaliciją? Su Vaitkum, su Tutkum? Didelis klausimas. Jeigu šitie žmonės ateis prie valdžios, arba turės kažkokius tai atstovus Seime, o taip atrodo, kad gali būti, kad turės, tai bus labai negerai. Aš kviečiu visus Lietuvos piliečius gerai pagalvoti apie tai, ką aš pasakiau. Aš pratęsiu dar šitą pokalbių laidą ciklą mintis, nes turėsiu pasakyti ir apie kitas partijas, ir apie kai kurių partijų žmonės. Bet dabar aš noriu, kad visi mano draugai, visi, kas palaiko tai, ką aš dabar sakiau, paklausė. Aš niekada to neprašiau, nes visi mano pokalbiai ir rašymai buvo skirti tik mano draugam. O dabar aš prašau, padėkit patiktuką, parašykit bet kokį komentarą. YouTube'as yra toks daiktas, kuriam tai patinka. Ir būtinai pasidalinkite šito video. Padarykit savo video, įdėkite savo video, parašykit savo komentarus. Agituokime kiekvieną savo kaimyną ir pažįstamą. Nebalsuoti už tas 3 jėgas. Būkit žmonės, mylėkit savo tėvynę ir žinokite, kad dėl mūsų laisvės Ukrainoje žūna kareiviai. Ačiū, viso gero.